Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas ir sveikinuosi su jumis šiandien Verslo tribūnoje. O svečiuose Ervinas. Labas, Ervinai. Labas, Ugniu. Ervinas Rizgelis yra Scailink pardavimų projektų vadovas. Ir šiandien labai įdomi tema. Ačiū, Ervinai, už keletą nuorodų, kurias paskaičiau. Toks labai įdomus rakursas, man atrodo, žiūrovams tikrai bus verta paklausyti. Mes tokį turim, cloudų ir serverių duetą. Ne? Ir kokiosgi tendencijos šitoj temoj, kas čia vyrauja, kas čia vyksta ir ką rodo naujausi tyrimai. Bet prieš tai gal galim pradėti, Ervinai, nuo to, kas yra Scailink. Jeigu kas nors dar negirdėjo paties pavadinimo, o gal tiesiogiai nesusidūrė, kokia jūs kompanija, ką jūs veikiat, kaip jūs užaugot ir kur jūs esate šiuo metu. Taip, tai Scailinkas anksčiau Lietuvoje buvo žinomas kaip BTT Group UAB, beveik 15 metų, pačia įmonė jau link 19 ir visą laiką mes teikiame IT paslaugas verslui plus cloudo paslaugas. Ir prieš beveik 4 metus mus nupirko Scailinko grupė, tai yra vokiečiai, vienas didžiausių pasaulio investicinių fondų. Bet nuo to niekas nepasikeitė, tik tai mūsų skailas užaugo, kiek mūsų projektai pasikeitė į didesnę pusę ir dabar ne tik neapsiribuojam Lietuvą, bet labai dažnai padedam ir vokiečiam jų didžių projektuose. Čia net sąskambis panašus, skailas, Scailink, galėtumėm taip net ir pajuokauti. Tokia buvo ir mintis. Tai skailinat, stipriai augat? Taip, šiuo metu Lietuvoje jau turime link 100 žmonių. Esam Lietuvoje vienas didžiausių būtent IT paslaugų teikėjų, tai yra turim 3 ženklį skaičių įmonių, kuriem teikiam viso spektro IT paslaugas. Tai yra IT paslaugas, cloudas, serveriai ir visa kita IT įrangos pardavimai. Čia truputėlį prieš mūsų pokalbį truputį šnekėjom, kad esat plataus profilio. Apimat, kaip ir kalbėjom, ir cloudą, ir serverius. Tai čia, sakyčiau, tokia, gal labai smalsu net ir užduot klausimą apie tai, kaip vystosi cloudas, kas vyksta šito industrijai, nes taip, jeigu aš kaip humanitaras, ne IT, kaip sakyti, ten gilus žinovas, bet iš viešos erdvės taip labai aišku. Cloudas. Na ir ten tiesiog, nežinau, 4 pasauliniai oligopoliniai žaidėjai, kažkas tai keletas mažesniųjų, na ir toks atrodytų, viskas juda į tenais. Taip, tai galiu pasakoti net nuo pradžių, kai jau dar BTT čia prieš 15 grubiai metų, kai prasidėjo visas cloudas, tai mes viską kūrėme, matėme, kad cloudas jau pasaulyje buvo dabartis, Lietuvoje buvo tokia ateitis, mes buvome pirmųjų ir darėm local. Ir iki šiol turim savo data centrus, turim savo spintas, ten dedam serverius ir viską darom. Matai, cloudas verslui yra kiek kitaip. Cloudas yra elementarus hostingas, plus verslui tai yra tavo paslauga, tavo serverių menedžinimas. Tai mes tai darom ir tai puikiai sekasi, bet jau keli metai atgal, grubiai 10 metais, jau supratai, kad pačią cloudo visą greitinėlę, jau didieji klientai, enterprise'ai pradeda migruoti į public žaidėjus. Tai čia galima pasakyti labai paprastai, Microsoft'as, Amazonas, Google'as, Alibaba šiuo metu jau turi 70% rinkos ir jinai vis auga. Local cloudas pradeda jisai nepradeda, jisai visą laiką mažėja ir jeigu įmonės turi pinigų, jiems reikia kažkokių labai ypatingų sprendimų, local cloudo žaidėjai Lietuvoje labai nemažai, tiesiog mes net negalime to pasiūlyti. Mes galime pasiūlyti hostingą ir savo kompetenciją, bet jeigu prasideda sudėtingesni dalykai, tai tada jau sakome, lieka tik tai public cloudas. Ir ką mes dabar dar pastebėjom pastaruoju metu, tai praeitų metų Barclays CTO tyrimas enterprise'inių IT vadovų parodė, kad 83% IT vadovo enterprise'o jau galvoja ne tik apie public cloudą, bet hybridą su tai vadinamais serveriais pas save, on-premise serveriais.
Tai pati rinka itin keičiasi ir mes kaip visą laiką buvom vieni pirmųjų Lietuvoje su Local, vieni pirmųjų su Public, dabar vieni pirmųjų jau sakom, kad pažiūrėkit, galbūt jūsų įmonė apsimoka hybridinis sprendimas. Tai Ervinai, va čia ir yra, matyt, kad tokia įdomus, kaip čia, trendo lūžis arba trendo posūkis, tai, ką jūs sakot, nes aš taip galvojau, kad cloudas, laidojam tuos, reiškia, in-house ar on-premise serverius, nes, atrodytų viskas gali būti tenais, ten pasiskaičiuoji kažkokį subscriptioną, reiškia, įsitrauki savo ten į kaštus, paslaugą gauni kokybišką, nes ten visada ten prižiūrėta saugikliai, saugumai, ten ar taip toliau ir panašiai. Kas čia nutiko? Kas čia per posūkis? Kodėl, šitoks drastiškas, ten turbūt per pastarosius 4 metus čia taip labai užaštrėjo tokio lygtai, kombinuoto formato paieška. Kokios priežastys? Taip, tai on-premise serveriai niekada nemirs dėl tam tikrų institucinių reguliavimų, dėl tam tikrų kitų dalykų. Kartais įmonėm tiesiog reikalingas super mažas latency ir jis galimas tikti su vietiniais serveriais. Bet pagrindinis dalykas, kuris pakeitė rinką dabar ir gan stipriai, yra visur minimas dirbtinis intelektas. Įmonės šiuo metu jau didžiosios, bet artimų metu jau bus tas mid-sizes, jau pereina ir supranta dirbtinio intelekto svarbą, naudą. Ir su dirbtiniu intelektu turim tokį įdomų dalyką, kad jeigu tu nori iš jo maksimum išspausti, ypač verslui, verslas turi jam sušerti tai vadinamus savo vidinius duomenis, dokumentacijas, viską. Ir tada dirbtinis intelektas pateikia geriausius atsakymus. Jis jau mato visą vaizdą, jisai pateikia stebuklingus atsakymus ir panašiai. Bet kai kurios įmonės, vėlgi dėl tam tikrų reguliavimų, gal dėl tam tikrų baimių, tiesiog nenori info pateikti už firewallą. Įmonės vadovas pasakys geriau ranką jam nugirsk, negu jam kažkokiu įmonės informaciją išsiųst į cloudą ir panašiai. Cloudai, aš pabrėšiu, yra super saugu. Dažniausiai yra netgi žymiai saugiau negu on-premise vietiniai sprendimai, nes ten dirba šviesiausi pasaulio protai. Bet kai kurios įmonės, kaip su kortelė ir grinais pinigais. Kai kurie žmonės žino, kad kortelė ir pinigai yra saugesni, bet grini pinigai yra grini pinigai. Tai čia toksai pavyzdys yra su on-premise serveriais ir kodėl jie dabar įgauna antrą gyvenimą ir mes labai vėl į juos atsigręžiam. Galima sakyti, keli metai atgal buvom iš tikrųjų palaidoję tos serverius, buvo pavieniai pardavimai, dabar matome, kad tam tikri projektai vėl grįžta hybridiniu principu, kad mums reikia ir cloud'e, ir pas save. Labai įdomus posūkis ir labai, aš taip klausau jūsų ir apie pinigus papasakojot ir to pačiu galvoju, yra tokia savotiškai, kažkokia, gal čia tik tai mano toks įsivaizdavimas, bet toks, va čia tai serveriai stovi, čia žinau, kad juose kažkas tai yra, nepaisant to, kad tai yra vėl digital forma, skaitmeninė versija. Ir kaip sakot, ten kartais net gal ir saugiau būtų kažkur, o čia galbūt buitiniam lygyje turim, namuose kompė diskas ir yra koks nors ten Google Drive'as ten ar Dropbox'o Drive'as ar kažkas. Tai savotiškas toks psichologinis saugumas, kad čia tai mano, o ten tai nežinia kas ir sprendimą priimu lyg tai, ten nežinia kaip, nežinia kas. Dingo elektra, pakybo serveris, ten dar kažkas, tokių yra buvę šiek tiek atveju, blackoutai kažkokie tai, kai ten skrydžiai sutriko ar ten dar kažkas. Tai girdžiu, ką sakot dėl dirbtinio intelekto, galvoju, ar tai nėra, dar ten, vienas iš tokio minimų debesijos paradoksų, kad savotiškai nuo tam tikro dydžio kompanijos ir jos galbūt ten, operacijų ir to pačiu kaštų, ateina laikas, kai optimizuota hybridinė tokia versija arba forma yra naudingesnė pačiam verslui. Net ir kaštų prasme. Neteko su tuo susidurti? Tikrai taip. Cloudas visą laiką yra gerai dėl to, kad jisai leidžia išsidalinti mokėjimus. Taip. Bet jeigu įmonė tampa
itin didelė. Čia jau kalbame gal netgi 100 000 ar milijonus IT išlaidų per metus. Galima peržvelgti savo strategiją ir labai rekomenduoju rinktis partnerį, kuris nėra vieno triuko ponis. Yra, kurie stumdo, pardavinėja tik tai cloudą, kiti pardavinėja tik tai serverius, kažkas pardavinėja tik local ar public. Ne, reikia eiti pas tuos partnerius, kurie turi viską. Ir jie jau turi sprendimus, jie turi projektus padarytus, jie supranta, kur, ką, kaip geriau, optimaliau padaryti. Ten elementarus, nes nekalbam apie kažkokį kosmosą, tarkim, yra elementarus backupas, jį jūs galite užkrauti į cloudą ir jis ten labai gerai turėti. Bet jį atsisiųsti atgal kainuoja labai didelius pinigus. Čia tokia yra logika didžiųjų žaidėjų. Arba galite turėti pas save vietinį serverį, ten turėti savo backupą, na tiesiog, taip serverinius gali sudegti. Turėsite viską cloud'e, tada jums kainuos brangiau atsisiųsti, bet geriausia viską dubliuoti, viską daryti hybridų. Ir jeigu jums sako, kad yra čia tik tai vienas būdas, tik tai vietinis ir vakar on-premise, arba tik tai local, ar tik tai ten public cloudas, ne, dažniausiai tas partneris tiesiog turi tą vieną kompetenciją ir jis su ją ir groja, bet dabar rinka eina į tai, kad žaidėjai laimės tie, kurie moka viską. Kompleksiškai. Taip. Čia tarsi... Skaičiai tai sako. Taip. 24-83% jau nori pereiti atgal ir tam tikrus procesus gražinti į servakus pas save. Taip. 43% buvo 2020, šitas procentas užaugo dvigubai 2020 versus 2024. Per 4 metus. Taip, tai tiesiog čia daug dalykų, čia yra ne tik tai kaštai, čia yra ir saugumo dalykai, yra, kaip priminėjo, elementarus latency, turėjom atvejį Vilniaus Duonoje, kai mūsų prižiūrimas IT klientas, mūsų atėjo inžinierius ir sako, jiems reikia elementarių užtraukėjų. Mes užtraukėm tos kabelius ir paskui buvom liepti nukirpti ir mes nesupratom, kodėl. Užtraukėm, viską tvarkingai padarėm. Ne, reikia su metalo dulkėm užtraukėjų. Paskui supratom, kad yra ten šimtai ar tūkstančiai sensorių, kurie skanuoja visus produktus ir jeigu kažkas dėl kokybės kontrolės, judina tokio lygio, kad jeigu kažkas kažkur įkrys į produkciją, su metalo dulkėm sensoriai suranda. Atpažįsta, taip. Ir jiems reikalingas super maras vėlavimas ir tai gali padaryti tik tai vietiniai serveriai. Jokių problemų, išsprendėm viską. Dabar yra dubliuoti serveriai, ten nėra, kad ten vienas sugenda ir viskas. Ne, dubliuoti serveriai, maitinimo šaltiniai panašiai. 0,00 kažkokia procentų tikimybė, kad kažkas ten nulūž, dažniausiai, nežinau, elektros įvadą turi nukirpti, kad sustotų. Taip. Tai čia vėlgi atleiskit už tokį galbūt, kaip čia, nemokšišką klausimą, bet viena iš sąlygų vietiniai serveriai yra greičiau, nes nereikia kažkur toli siūsti, nereikia kol sugrįž, nereikia, tas... Taip, latency yra kartais labai pervertinamas dalykas, ypač jeigu rinkoje yra pardavinėjamas local vadinamas cloudas, pagrindinis privalumas dažniausiai jo yra latency. Užlaikymas tai vadinamas. Taip, kad kol suvaikštų duomenys, tai Vilniui suvaikščiais žemai greičiau, negu, pavyzdžiui, kokios Lenkijos duomenų centro. Taip. Dažniausiai tai yra, taip nėra, jums public cloudas puikiai pasiteisinis, visą laiką rekomenduojame pasitestuoti ir finale to latency dalyko nėra. Nėra taip kritiškos svarbos. Tai va, bet serveriai, kur labai aktualu, kur yra super svarbu laikas, tada žiūrima netgi į vietinius serverius. Pakalbėjom truputėlį apie tą kompleksinio sprendimo tiekėją. Galiu labai aiškiai suprasti, kodėl tai naudinga, nes tada labai aišku, kas atsakingas. Nes taip tai būna, žinai, iš vieno nusipirkau vieną, ten vieni suklijavo plyteles, kiti ten, nežinau, sustatė duris, kažkur kreiva šleiva, kaltų nėra. Ne? Tai šiuo atveju matyti ir šito sprendimo arba viso IT ūkio priežiūrai tas irgi labai svarbu. Kad nebūtų zoologijos sodo, šitą terminą mokam visi, kad būtų aiški atsakomybė pas kažką tai. Ar Lietuvos kompanijos jau, kaip sakyt, jau persilaužia? Vat tą patį tyrimą, kurį čia dabar minim, kad taip gana ženkliai pasaulyje IT vadovai svarsto apie tai, matot jau užuomazgas to paties reiškinio ir Lietuvoj, ar dar, kaip sakyt, visada su tuo pačiu latency, su pavėlavimu šitie trendai ateina į Lietuvą?
Ką tu matai teoriją ir matai apklausose, Lietuva ateina tik tai po kurio laiko, aišku, pirmą perima didėjai enterprise, į juos jau paskui žiūri ir mažesnės kompanijos, viskas labai atsirėmė į pinigus. Mes labai mėgstame rekomenduoti turėti ir ten, bet finaliams pasirinkamas vienas sprendimas, tiesiog taip yra pigiau. Tai į Lietuvą tai dar ateis, matome ir jau tą dirbtinio intelekto. Vėlgi mes siūlome ir dirbtinio intelekto, ir mokymus, ir kaip daryti. Amazoną GenAI siūlome, Microsoft Azure Copilotą ir matome, kad įmonėm aktualu, bet vis tik tai taip domisi, šniukštinėjasi, supranta, tai čia ChatGPT nemokamas, kaip nemokamas, tu jam gali duoti savo duomenis ir jie bus visam internete, tiesiog suvalgyti. Arba tau, jeigu turi savo verslą, tai arba tavo on-premise serverį, arba jau perki sprendimus. Tai jau perki sprendimus verslui, kurie jau kainuoja pinigus. Tai vėl tą patį Copilotą, panašiai, ar GenAI, jau tada tu jau galėjom saugiai tos duomenys suduoti. Tai mes dabar užsijom gal net tokia švietėjiška veikla, mokinam įmonės, kaip ką daryti, ko nedaryti. Turim šiuo metu ir savo su partneriais, beje, tobulinamo Motera AI sprendimą, kur, tikiuosi, bus linkas apačioje. Tai vėlgi matome naudą ir matome, ko verslui reikia. Ir galime iš to pažiūrėti iš kelių skirtingų rakursų. O kas nutikė arba kaip vystėsi tų on-premise serverių industrija, serverių pasaulis? Nes aš taip galvoju, jeigu tokie in-house ar on-premise, kaip sakėt, pardavimai, kuriuo buvo laikas, kai tokie jie buvo ant klaustuko, kas čia bus ateityje. Tai tada aš galvočiau, serverių tada gamintojai galbūt perėjo aprūpinti tos visus, reiškia, didžiuosius duomenų centrus, tos cloudo tiekėjus, tai ten, reiškia, gamino visai kito lygio daiktus. Ar industrija buvo gyva, gyvybinga ir čia mes pauzę padarėm, bet toliau važiuojam sėkmingai. Kas dominuoja? Kokios, nežinau, technologijos, kokie gamintojai šiuo metu lyderiai? Tai dėl pačių serverių jie niekada nebuvo mirę ir kai kurie sektoriai, tai didžiausių paprastai, net ir iki šiol ir liko ant tų on-premise serverių. Taip, jau kelionė į cloudą, migracija verslo į cloudą padarė taip, kad, tarkim, mes esam didžiausias Lenovo pardavėjas verslui Baltijos šalyse, siūlome Lenovo serverius verslui, dažniausiai turime ir kitus gamintojus, nuostabus produktai, dažniausiai pristaikome prie kliento ir Vengrijoje gamyboje Lenovo serverių važiavo spintos. Ten jau, ne tai, kad po vieną serverį, ten jau važiavo ištisos spintos ir kai buvom, ir tada buvo vienas logo visur buvo. Ten nebuvo Lenovo, ten buvo Microsoft. Tai Microsoft Azure Cloudas, ten yra vyksta, aišku, konkursai ir jau didieji serverių gamintojai, jie jau parduoda ir paprastiem klientam, bet jau konkursuojasi ir su didžiaisiais cloudo žaidėjais. Tai dabar jau, kad ir kas ką perka, tai gali būti didysis žaidėjas savo pavadinimu. Ir dėl to visa rinka juda link to ir didieji žaidėjai prisitaiko, didieji gamintojai. Čia aišku Dellas, HP'as, Supermicro, Lenovo ir panašiai. Jie žino, kas bus ir jie visą laiką yra savo prikėlęs. Tas pats cloudas yra tie patys serveriai, tik tai sustatyti nuotolį nuo tavęs. Taip. Ar yra kažkokie, nežinau, pomėgiai, nežinau, sakot, Pabaltyje, reiškia, kad, tam tikri, žinot, yra klasikinė frazė, senai pasakyta, kaip ten, kad nei vienas IT vadovas nebuvo atleistas, kuris nupirko ten IBM serverius kažkada labai labai seniai čia. Reiškia, kad, jie labai brangus, bet jie labai patikimi. Kaip šitoj vietoj, nes vėlgi grįžtam prie duomenų saugumo, grįžtam prie tų įvairiausių faktorių, kas, man atrodo, pastaruoju metu ir prisidėjo. Geopolitinės įtampos, kaip sakėt, duomenys dėl AI-jaus įdarbinimo, įveiklinimo, tada pakalbėjom kaštai tam tikri, ir kas labai svarbu, tai serveryną, jeigu darot on-premise,
Reiškia, nu tai taip, jisai pirminė investicija didelė. Ne, Cloudas, tai čia pat subscribinau ir moku. Nereikia, ačiū viso gero, neturiu ten, reiškia, utilizacijai daiktų kažkokių, tai ir toks lyg atrodytų ramu. Prie šitų visokiausių faktorių turi Pabaltijs kokias mėgstamus prekės ženklus. Arba kuo tikrai pasitikėt, sakytumėt, duosi šitą, neapsiriksi, visada tiks, brangu, bet tikrai pirks. Lietuvoje galčiau pasakyti taip, kad verslas labiausiai pasitikė savo partneriu. Jeigu jis pasitikė savo partneriu, tai partneris pasiūlys sprendimą klientui ir partneris, aš labai mėgstu sakyti, tiekėjas, kaip mes IT, mes esam egoistai, nes jeigu mes parduodam sprendimą klientui ir mes jį prižiūrim, mes esam labai suinteresuoti, kad jisai veiktų. Taip. Tai paminėjot IBM, tai taip, IBM šitą nemažą dalį verslo nupirko ta pati Lenovo. Taip, ir mes esam patenkinti patikimumu. Patikimumas yra skaičiuojamas taip, kad ten serverio vidurkis yra iki valandos neveikimas per metus. Tai verslui tai žiauriai svarbu. Plius tu viską sudubliuoji, vėlgi tau reikalingi partneriai, kurie tai padarytų. Taip. Tau reikalingi partneriai, jeigu tu turi ir cloudą, ką mes rekomenduojam turėti, ir cloudą, ir vietinius serverius, tau reikalinga, kad ir padarytų viską, kad veiktų. Tam reikalinga dažniausiai DevOps kompetencija, kur Lietuvoje yra labai reta ir labai brangi. Scalingo grupė turi visą savo DevOps komandą, tai mes padedam ir vokiečių projektuose. Iš pradžių mūsų Scalingo DevOps komanda, manau, pagrindė tik į Vokietiją, bet radome ir turime klientų ir Lietuvoje, nes didiesiam enterprise'am taip jau irgi tampa svarbu, kad viskas būtų veiktų. O DevOpsas yra, kaip čia pasakyti, programėlis plus adminas viename. Dažniausiai tai labai būdavo sunkiai suderinami dalykai, dėl to iš to gimė DevOpsai. Tai va. O matot, irgi smalsu pasilyginti, toks, žinot, kai žiūrim vien tik tai čia į vietinę rinką, tai atrodo vienaip viskas, bet kai, na, tokia, kaip čia pasakyti, nelietuviška žodis, benchmarką daroma, ne, tarkim, su Vokietija, kur veikia jūsų reiškia, grupė, tai ar yra kokia nors išskirtinumas ar kažkokia tai ryški industrija, kuri, pavyzdžiui, pirmauja sprendimuose? Industrija, į kurią reiktų žiūrėti kaip į kažkokį flagmaną, ne? Aš žiūrėčiau į tas industrijas, kurios turi daugiausiai pinigų, čia visiškai logiška, nes jos gali skirti daugiausiai resursų naujausiam sprendimam, kurie prastai kainuoja ženkliai daugiau. Pavyzdžiui, tu gal nori turėti iškart dirbtinį intelektą, bet tu žinai, kad tau teks laukti metus laiko vien eiliai prie Nvidia čipų. Tu turi mesti didžiulius pinigus ir lenktyniauti su ten Jungtiniais Arabų Emiratais ir panašiai, kurie perka tiesiog, kad jie mato, kad visiems trūksta, tai perka savo iš noro turėti, net nežino galbūt, ką su tais veiks. Oho. Tai pirmą ateina pinigai, tada, aišku, reguliuojamos industrijos, vėlgi medicina, vėlgi visi, kaip buvo dabar paminėjot anksčiau, kad lėktuvai ten tiesiog nekilo vienu metu, nes jie visi turėjo vieną tą patį saugumo sprendimą, kurie vienas update'as viską nulaužė. Tada tu supranti, kad tą sprendimą mūsų įmonė, mūsų Lietuvoje turi gal 3 įmonės iš viso, nes viskas atsirėmė į jo kainą. Jis tiesiog yra brangus, labai geras ir brangus. Aš kalbu apie CrowdStrike. Tai vėlgi vienas update'as tau gali ir brangiausius sprendimus sugadinti. Tai va, taip tiesiog industrijos pirmaujančios įmonės, kurios gali savo tai leisti. Nes dirbtinį intelektą norėtų leisti daug kas, bet pirmą reikia išmokti naudotis, antrą jisai kainuoja pinigus. Nu ir mes matom turbūt, kas vyksta, vat, kaip ir ką tik paminėjot, toj, kaip čia, žaliavų arba priemonių įrenginių rinkoje. Nvidia turbūt brangiausia kompanija pasaulyje dabar tapusi. Nežinau, gal ten vis pasikeičia pirmąją vietą. Pirma peržengus 4 trilijonus vertės. Ir vat atrodytų nejaugi, taip iš tiesų viskas sukasi aplinkui vieną gamintoją. Tokia visa didžiulė industrija pasikabino, reiškia, ant tokio vieno tiekėjo. Tai čia ir rizikos faktorius labai didelis. Tiekėjų yra ir daugiau, bet Nvidia net konkurentai yra pripažinę, kad mes atsiliekam ten 10+ metų nuo Nvidios, bet atsilikimas yra ne technologinė prasme. Aha. Nvidia pati pirmoji, gal net nežinodami to, pradėjo kurti CUDA technologiją.
kuo technologija, tai čia buvo viskas. Ir softwarinė įranga, programinė įranga, ir tie patys įrankiai naudoti tam pačiam machine learningui, tai mašininiam mokymuisi. Taip, paskui atsirado dirbtinis intelektas ir kai mes dar čia buvom, aš univerė galbūt panašiai, jau didžiausi pasaulio protai, jau pradėjo šniukštinėtis ir jie viską darė ant kūdos. Ir jau 15 metų sėdė ant kūdos. Jie viską moka, jie turi tos įrankius panašiai. Dirbtinis intelektas čia nėra, kad tu sėdi ir ten susiprogramini lūtę, čia žiauriai sudėtingas dalykas. Ir kai tu 15 metų ant jo mokinaisi, dar nuo mokyklos gal laikų, tu jau visi pririštas. Kaip palyginimas, Apple vartotojas labai sunkiai nulips atgal, taip ir dirbtinio intelekto dažniausias developeris nenulips nuo kūdas. Tai konkurentai būtent čia labai stipriai atsilieka ir rinka tą supranta, jie mato tą video dominavimą ir svarbiausia yra netgi net technologija, o profesionalų įpratimas dirbti su Nvidia produktais. AMDas, Intelis pripažino, kad atsiliekam ir jiems sunkiausia yra kovoti ne technologinę prasme. Jie ten atsilieka, bet neatsilieka jau taip daug, kiek to, kad, čia naudokit mūsų įrankius, visiškai pereikit nuo automato prie manualo, lyginant su Nvidia. Taip nebus. Bet jie vysis, bet jie daro visas pastangas, kad vytųsi. Taip, aš manau, tai toks atrodytų vienose rankose taip monopolizuota tokios didelės industrijos potencialas, tai galų gale, žinai, taip atrodo, o kur ribos, žinai, kada jau gali sakyti, kad kažkas nupirks tą įmonę, kažkas gali pradėti rinką manipuliuoti, tokių konkurencija yra ir saugiklis tam tikras, nes tam tikra diversifikacija. Galvoju apie tam tikrus, ir klausytojo galbūt interesą. Klausosi, daug ką tik tai girdėjo apie tai, kad klaudas, judėkite į klaudą, naudokitės klaudų, klaudas pigiau, subscriptionas ten ar panašiai. Ir viskas čia tiesa. Ir čia yra tiesos, ir sakom, mes neneigiam klaudo, bet ateina metas, kai atsiranda erdvės kažkokiems tai hibridiniams formatams. Tai jeigu taip pasikartojant arba šiek tiek uždedant akcentą visgi, kada įmoniai verta pradėti galvot, arba bent jau pasitart su savo partneriu, ten būtina, nebūtina pradėti svarstyti on-premise serverių ar sugrąžinimą, arba įsivedimą. Kokios tos tipinės situacijos, gal iš jūsų projektų ar iš jūsų patirčių matosi, kada buvo naudinga jau apie tai pradėti galvoti arba galų gale imti ir padaryti? Mano atsakymas būtų visada. Net jeigu tu esi patenkintas savo partneriu, visą laiką rekomenduojame pasiklausti, nueiti į šoną, nueiti pas kitą IT įmonę, pažiūrėti, kaip jie mato viską, kaip minėjau, reiktų galbūt privengti, kad įmonių, kurios moka tik tai vieną dalyką daryti, nebent jau jūs esate tokio didumo enterprises, kad jūs galite surinkti visas geriausias savo srity įmonės ir panašiai. Lietuvos verslų dažniausiai yra, kad norisi turėti vieną ar ten 2-3 maksimum partnerius, nes tiesiog juos tada lengviau valdyti. Valdyti vėlgi įmonės reikia resurso, o taip tai kiekvienos įmonės atvejais yra visiškai individualus. Reikia eiti, žiūrėti, kokia pas jūs infrastruktūra, koks pas jūs cloudas, ką jūs norite optimizuoti, kas jums nepatinka. Jeigu viskas gerai, viskas važiuoja, tai rekomenduojame nejudinti, nebent pasitarti, gal dėl kaštų optimizavimo, nes auksinė taisyklė yra, jeigu viskas važiuoja, nieko nekeisk, nebent saugumo dalykai gali būti, dėl saugumo galime pasitarti, galbūt viskas važiuoja, bet ten nėra labai saugu, tai kreipkitės į profesionalus, kurie pažiūrės. Kokios, nežinau, jeigu reikėtų sudaryti čia ar Lietuvoje, ar reiškia, jūsų grupiai, ar Vokietijai, nežinau, tokios top 3 klientų rūpesčiai, arba top 3 klientų užklausos, kai sako, žiūrėkit, noriu pasitart apie kokios tos pagrindinės problemos. Iš karto
Dirbtinis intelektas, NR1. Čia man atrodo, net ne IT tema dabar, čia pasaulyje NR1 tema yra. Čia kitas dalykas, cyber security, žinoma, vėlgi dabar yra ir nauji reikalavimai vidutinio dydžio ir didelėm įmonėms. Mes turim skailinkę sprendimus, savo saugumo operacijų centrą ir panašiai. Tai galime pasiūlyti ir tai, nes cyber security niekada nedings ir jam išlaidos tik tai auks. O paskutinis būtų, tai labai dažnai įmonės mėgsta įsivertinti, ar jiems reikia vidinės IT komandos, ar jiems reikia išorinio IT tiekėjo. Dažnai dabar mes darom didžiausiam Lietuvos įmonėm kai kur DevOpsų. Turim tik tai paslaugą, tik tai DevOpsai, nes didžiausios tos įmonės turi savo 10-100 žmonių IT skyrių, bet jiems neapsimoka samdyti tam tikrai migracijai, daryti atskiro skyriaus. Jie ima mūsų DevOpsų kompetenciją ir vėlgi tas pats hybridas. Turim tiek savo vidinį IT teamą, tiek kažkas samdomi išorės, pavyzdžiui, kai kuriems projektams. Kai kurios įmonės, netgi mid-size, yra visiškai patikėję mums pilnai visą IT supportą. Tiek cyber security, tiek IT supportą, jie net neturi nei vieno IT žmogaus viduje, nei vieno. Mes darom absoliučiai viską. Kas yra jūsų smagiausias arba toks įsimintiniausias projektas Lietuvoje? Tokį, kur sakytumėt, man atrodo, čia buvo toks pavyzdinis, geras, pasiruoštas, įdiegtas, smagu prieš klientą. Aš tikiu, kad prieš visus tikriausiai smagu, bet toks, kur didžiuotumėte sakydami, štai pavyzdinis atvejis. Mes, ko didžiuojamės, nepasakysiu konkrečiai pavadinimu, bet Vokietijoje dalyvavome didžiųjų 1 ar 2 mašinų gamintojų, būtent tų koncernų visam pasaulyje žinomų, kur vydo konvejeriai, kur viskas anksčiau buvo on-premise serveriuose. Mes prisidėjome prie to, kad iškeltume į debesis. Taip, ten vėlgi tikrai bus taip, kad ten kažkas lieka ir on-premise ir panašiai, bet mūsų žmonės ir pati skailinko grupė buvo kompetitingi numigruoti didžiausius pasaulio gamintojus į cloudą. Ir prie to prisidėjo ir lietuviai, konkrečiai mūsų žmonės. Toks parašas yra ten ir mūsų fingerprintas. Taip, ir mes darėm. Ir čia, kai kam gali skaitai, kai visiškas kosmosas, ne, yra lietuviai, yra kompetitingų žmonių, kurie padėjo ir vokiečiai neturėjo tam tikrų kompetencijų, ką turėjo mūsų darbuotojai. Fantastika, skamba tikrai labai įspūdingai. Ervinai, o jeigu taip leistumėm savo, nežinau, paprognozuoti arba paspėlioti, kaip atrodys ateitis. Kalbam, cloudas, on-premise serveriai, nežinau, hybridinės sistemos, dirbtinis intelektas. Kaip iš viso atrodys, nežinau, įmonės, bet kokios įmonės, nežinau, IT ūkis po kokių ten 5 metų. Nes čia prie tokių vystimosi greičių čia ir po metų jau gali viskas kažkaip tai dar kitaip, reiškia, persikonstruoti. Rinka sako, taip, dabar kaip tokį pavyzdį galiu pasakyti, dabar brangiausia pasaulio transferai yra ne futbolininkas perėjęs iš komandos į komandą krepšininko pinigai, o AI specialistai. Tai Meta, man atrodo, dabar sumokėjo 100 milijonų konkurentų žmogui, kad pereitų pas juos. Fantastika. Kur įmonė žino, kas bus toliau, tai mes galim žiūrėti, kur tie specialistai pereina, į kur pasaulis eis ir tas dirbtinis intelektas tikrai bus. Jis tik tai auks. Rekomenduoju bandyti žiūrėti elementariausius dalykus atsakyti. Tai paprasčiausią pavyzdį reikėjo man išsiųsti dėžę, didelę gan serverius į užsienį, bet neradau išmatavimo, reikia nurodyti. Parašiau dirbtiniam intelektui, duok išmatavimus. Jis parašo, nerandu internete, aš galvoju, aš irgi neradau. Viskas, kai. Sakau, primesk man. Paėmė ir vietoj to, kad ten ryčius skaičiavimus valandą ir panašiai žydžiau analogus. Labai trumpai, užtrunka 10 sekundžių, tau padeda. Tai čia toksai vienas paprasčiausių pavyzdžių, kur tu pagalvoji, kaip man gali palengvinti gyvenimą. Ir tai bus daugam, ir tai bus daugelė specialybių. Ir netgi tos specialybės, kurios anksčiau net nebuvo po jos dirbtinio intelekto, jau vis su naujais modeliais, su naujais išėjimais jau daroma ir animacija ir panašiai, kas atrodė anksčiau šis nėra įmanoma.
Tai va. Kokiuose... Tai laimės tie, kurie pirmieji įsidarbins, supras, pušins vartotojus, darys mokymus savo darbuotojus, pušins, kad būtų tai naudojama. Nes kai tu juo naudojasi, pats kažkiek pradėki taip galvoti savo laiką. Tai geriausi darbuotojai, kaip yra ten tie tinginiai, nes jie darbą greitai pasidaro, nes moka, tai suprasti, kaip čia geriau pasidaryti. Kaip ir sakot, reikia mokytis iš tų vedančių arba iš tų kompanijų, kurios, kaip sakyti, visą parą tam skiria. Jūs, kaip IT, nežinau, serviso priežiūros, visos tokios kompetencijos kompanija, kokiuose srityse arba kokiuose procesuose jau esate įdarbinę dirbtinį intelektą? Tai dirbtinį intelektą jau pradėjome darbinti tiek savo IT skyriuje, jau dėgiame optimizacijos sprendimus, kad jau tavo adminas, kuris žiūri, kad jau jam dirbtinis intelektas kažkokias išmestų varnelės. Šiaip visi dabar dauguma ir tų sprendimų cyber security, kur, pavyzdžiui, jeigu mes jau parodom, tai jau yra dirbtinio intelekto pagrindu. Tau nebereikia žiūrėti ten 100 000 eilučių bėgančių, jau tau dirbtinis intelektas pasako, kur yra red flagai ir jau paskui jau įsijungia žmogus. Ir jis jau žiūri, ar čia yra gerai, ar čia blogai, nes kol kas intelektas negali viską pasakyti, bet jis jau tau nurodo maždaug pirštu, tu žiūrėk, čia kažkas man nepatinka. Aha. Tai viskas, jeigu esi IT įmonė nedarbini dirbtinio intelekto, tai tu niekur nebeeisi. Tai šitas dalykas, kaip ir visur kitur, tai tik tai sugalvok ir tik tai matyk, kad tau būtų nauda, kad tau atsipirktų tas dėgymas panašiai, bet jis bet kokiu atveju atsipirks. Pardavimas irgi jau yra, dirbtinis intelektas jau padeda ir tavo pardavimų programos ir panašiai. Tai va, tai visur yra. Kur apgyvendinat duomenys, vat kaip ir kalbėjom, viena iš priežasčių tapti tokiu hibridiniu cloud versus on-premise, jūs kaip kompanija pilnai cloud'e ar pilnai savo serveriuose, nes jų tikriausiai turit vieną kitą? Turim vieną kitą turim. Ne, tai turim ir, žinoma, ir savo local cloudą, bet vis tiek savo duomenys pagrindė yra cloud'e. Mūsų duomenys pagrindė yra cloud'e, į vietinius serverius darome backupus, mūsų įmonės specifika nereikalauja tam tikrų dalykų, tai on-premise naudojame mažiau, nebent savo klientam, o šiaip tai vėlgi on-premise serveriai gali siūlyti ir tą patį local, tai vadinamą cloud, tu gali pasidaryti savo cloudą savo serveriuose. Tai kaip pažiūrėsi, o šiaip tai viskas yra pas mus debesyse, viskas yra sudubliuota iki negaliu. Paskutinį tokį gal, nežinau, vienok provokacinį, bet kita vertus tokį futuristinį klausimą. Vat, lygiai taip pat, reiškia, ir aš keliu jį savo ir turiu, auga jaunoji karta, auga mūsų vaikai, vat irgi, būnant arti technologijų, jūs vis tiek kasdieną gyvenat, reiškia, vat, technologijų terpiai, technologijų pasaulyje, kalbant apie tą patį dirbtinį intelektą, apie ateitį, vat, įrankio naudojimą, kokiose srityse arba kaip pratinti vat, vaikus, nežinau, sąmoningai, atsakingai naudotis šiuolaikiniais įrankiais. Nes mums tai atrodo kažkokia labai didžiulė naujovė, nes mes ten matėm vienaip, dabar atkeliauja, o kai kam iš mūsų vaikų arba vaikų, kurie netrukus gims, tai bus kasdienybė, tai bus realybė, kur ten, vat, kaip ir sakot, paklausiau klausimo, gavau ten išsame ataskaitą, man net galvoti nebereikia. Tai kaip čia paruošti, nežinau, paruošti jaunąją kartą? Aš manau, kad nereikia bijoti. Anksčiau ir skaičiuotuvas buvo raganų mokslas, tai aš pats turiu 4 metų berniuką ir aš pažiūriu, jau net neina net kabinti nuo telefono ar nešiojamo, tai dabar mes ribojam tą, bet, pavyzdžiui, man įdomu, ką jis daro su nešiojimu. Tiesiog pilnai jau suprantam maždaug pačią logiką, eina YouTube, paspaudžia atraidę, paspaudžia enterį, bet aš matau, kaip jis intuityviai daro tam tikrus dalykus, kaip aš darau kitaip. Bet aš darau tuos senuojus savo ten to 20 metų keliu, kad aš paspaudžiu porą kartų klavišo daugiau, nes aš jau to klavišo, kurį aš kovau 20 metų, jisai yra ir panašiai. Bet vaikas spaudžia viską greičiau, jis pakeičia išvaizdą greičiau, jam patinka labai Windows išvaizda, kai telioti visą laiką tas spalvas panašiai. Ir aš galvoju, tai galima ir taip. Ir vaikas jau, jo
vėlgi didėjai gamintojai, jie skatina tą intuityvumą, prie kurio tu jau gal tas rinkos profas, jau gal netgi nuėjot pratai, nes galvoji, kad tu darai teisingai. Tai pasimokime ir iš savo vaikų ir nebijokime jiems duoti šitą. Anksčiau buvo programavimas, kad ir jis turi likti, turi būti dėl tų pagrindinių disciplinų. Tai tas pats su dirbtiniu intelektu. Su dirbtiniu intelektu tu pats mokaisi, kaip tu mokaisi, tau reikia mokintis. Jis tau yra kelrodis, bet jis tau tiksliai kelio neparodys. Tu turi maždaug ir kompasą turėti, žinoti, kaip su juo naudotis. O tai dažniausiai daro praktika. Vaikams siūlau tik tai duotim, kol suprasim. Taip. Ir jie pasinaudos greitai. Man buvo keista, kad universitetuose, ten mokykloje negalima naudoti skaičiuotuvo. Vis tiek, tau reikia skaičiuotuvo, tu laikas su naudosi jo. Tai dirbtiniu intelektu išmokime būti vaikus su jais profais, nes jie tada turės ateiti į persvarą prieš old school besimokančius. Turi turėti visus įrankius pas save arsenale. Na čia turbūt, verta, nežinau, aš irgi tą patį požiūrį turiu pasidalinti jo, kad iš esmės nepakeis žmonių, jis tik tai papildys, kaip dar vienas patogus įrankis. Arba moku to įrankiu naudotis ir darau tada greičiau, arba nemoku, darau senuoju būdu, senuoju keliu, ir tokiu būdu galbūt konkurencinį pranašumą tam tikrą rinkoj prarandu. Ervinai, žaibiškai bėga laikas, labai greitas, bet labai aktualus pokalbis ir čia dar žiūrovams tik tai priminsiu, kad turbūt ir pokalbis apie tai, apie tokį gana stiprų lūžį, gana stiprią tendenciją, kad po truputį stambiųjų didžiųjų kompanijų IT ar ten CTO vadovai pradeda labai atvirai kalbėti ir planuoti hibridinius formatus. Tai yra toks savotiškai, reiškia, sekantis etapas arba sekanti fazė, jeigu turėjom kažkada tai in-house ar on-premise serverius, buvo epocha, kai visi sparčiai judėjom į debesiją. Tai ir nesikeis. Ir nesikeičia jinai, nes jinai tikrai turi labai daug pranašumų. Maži įėjimo kaštai, aukštas patikimumas, paslaugų kokybė. Bet pastebim naują tendenciją, kuri formuojasi, kad nuo tam tikro dydžio prie tam tikrų sąlygų prasideda dar papildomas žingsnis, tai yra miksas, cloudo ir on-premise serverių kažkokias tai kombinacija, kurią kaip tarptautinį trendą pastebim, kiek greitai ir kaip sėkmingai atkeliaus į Lietuvą. Turbūt matysim, čia prisideda ir jūsų ta tokia šviečiamoji, ugdomoji veikla ir kaip pavyzdys tam tikri klientų atvejai. Taip, ir auga reikalavimai dabartiniam IT tiekėjai, kad jis turėtų viską savo arsenalę. Taip. Tai aš sakyčiau taip, jeigu šiek tiek kokia nors mintis sukirbėjo, tai turbūt kvietimas paprastas. Pasitarkite su savo ar su bet kuriuo kitu IT sprendimų, IT paslaugos partneriu. Išgirdau vieną sąlygą, galinčių apimti spektrą, neatstovaujančių galbūt labai siauro kažkokio tai vienos nišos, vienos krypties. Ir šiuo atveju, žinoma, prisistato ir Scaling, ir Ervinai, jūs konkrečiai ir savo patirtimis. O aš tik tai galiu padėkoti. Ačiū labai už pokalbį ir už tokį naują rakursą. Man tai buvo įdomi statistika, aš to nebuvau iki šiol pamatęs. Labai įdomu stebėti, kaip vystysis ir kaip sparčiai vystysis toliau. Apie dirbtinio intelekto galimybės čia tikrai turbūt verta atskiro pokalbio, gana plataus, kiek įvairiausių galimybių ir kiek pritaikymo, tiek aš savo veikloje naudoju, tiek turbūt kiekvienas po truputį besidomintis įrankiais palengvinančiais darbą domimės. Tai šiandien su manim Scaling pardavimų projektų vadovas Ervinas Rizgelis ir aš Ugnius Savickas. Ačiū, kad buvote Verslo tribūnoje kartu su mumis. Susitikime kitose podcastuose.